Netrukus laidoje. Įvyko toks totalus numirimas toj asmenybei, kuri turi siekius, turi norus, turi identitetus. Viduje reikėjo įrodyti savo, kopdamas tos, karjeros ar pasiekimų laiptukais, kad esu pakankamas. Labai ryškiai pamačiau tos socialinius žaidimus, statuso, tokios jėgos, konkurencijos. Visada bėgu link naujo tikslo, link naujo savęs idėjos tokios, bet aiškiai pamačiau, kad aš bėgu nuo. Mano bėgimas niekada nesibaigs, kol aš neapsisuksiu ir nepažiūrėsiu, nuo ko aš bėgu. Pilnas nepasitikėjimo berniukas, kuris tiesiog toks, koks yra, visiškai netikėjo, kad jį gali kažkas mylėti. Vienas iš klausimų, kokie įvykiai padarė didžiausią transformacinę tokią įtaką. Vienareikšmiškai moteris, kurios mane paliko. Įvyko tas santykių toks, atrodo, išsiskyrimas. Skaudėjo ne apie tą išsiskyrimą, kuris čia vyksta, o atrodo visas komplektas, kur aš kaltas, kad gimiau, buvau nepakankamas vyras savo moteriai. Pagrindinis mano gyvenimo toks teismas. Negaliu nei išteisinti savęs, nes nežinau priežasties, už ką kaltas. Nei kažkaip nusiraminti. Ir kai sako, pamilti save, priimti save. Olegas jau yra tiek daug nuėjęs, tiek daug save išnagrinėjęs, išnarstęs po kaulelį. Jis tikrai jau neturėtų išgyventi kažkokio didelio skausmo, o tu tada sakai, va čia vasarą aš turėjau, įvykį, kuris mane iš pagrindų, supurtė. Ašaros bėga ir aš suprantu, kad toks kaip gedulas tam Olegui, kurio jis jau nebegrįš. 48 metus kūrė savo asmenybę, paskui iš pamatų viskas vėl subyrėjo. Jau nemažai pakalbėjau apie virsmą, kuris įvyko, bet nepakalbėjom apie tai, kaip jis įvyko. Papasakok dar šiek tiek apie savo kelionę link to. Labas, kaip manai, ši stiklinė pusiau tuščia ar pusiau pilna? Jeigu paklausčiau šiandienos pašnekovo Olego Kovrikovo, greičiausiai jis atsakytų, kad ji tiesiog yra. Olego gebėjimas nevertinti, o tiesiog priimti taip, kaip yra, tiesiog stulbinantis. Kadaise buvęs sėkmingas verslininkas, Olegas suprato, kad visiems įprastas gyvenimo modelis jam netinka. Ir jis paliko visą tai. Pradėjo keliauti po pasaulį ir į save. Ilgainiui tapo vienu pirmųjų coacherių Lietuvoje, psichoterapijos praktikų, menininkų, statytojų. Gyvena miške, savo rankomis iš molio pasistatytose namuose. Šiandien jis veda coachingo ir savęs pažinimo mokymus, rašo knygas, dalyvauja kūrybinėse, edukacinėse, terapinėse veiklose ir tiesiog gyvena atvirą mintimi, pasiruošęs iš pasaulio priimti viską, ką jis beatneštų. Pokalbis nebūtinai bus toks lengvas, kokio galbūt tikėtumeisi, tad kviečiu tiesiog pasiduoti jo tėkmei, nevertinti, galbūt net išfokusuoti dėmesį, nesikoncentruoti, o tiesiog atsipalaiduoti ir būti jame čia ir dabar. Prieš pradedant, dar klausimas tau. Ar skaitei Šantaramą? Kai knyga tik taip pasirodė, visi tik ir gyrė, kokia nereali knyga. Atrodė man, kad visi ją jau perskaitė, bet kai aš pamačiau, kokio storio tai knyga, aš supratau, kad su savo užimtumu aš per visą gyvenimą jos neperskaityčiau. Bet prieš 2 savaitės ji pasirodė audiotekoje ir aš jau perklausiau 21 valandą iš 39. Ir tikrai galiu tik paantrinti, kad knyga yra nepalyginama su jokia kita knyga. Atrodo, kad jinai turėtų turėti savo kategoriją. Labai ją rekomenduoju, o dar gera žinia, kad jeigu jums neteko bandyti Audioteka Club prenumeratos, tai šią knygą perklausyti galėsite nemokamai. Jeigu spėsit per 30 dienų, bet net nebijoju, kad tikrai suspėsite. Kaip? Keliaukite nuorodą aprašyme arba savo ekrane, dabar matot ją, galite skanuoti QR kodą ir sužinosit. O dabar kviečiu pakeliauti už šio pasaulio ribų po beribę visatą su atviros minties žmogumi Olegu Kovrikovu. Aš esu Aurimas Mikalauskas ir čia laida Pradėk iš naujo. Labas, Olegai. Labas. Kaip aš džiaugiuosi, kad mes susitikom. Tu esi labai įdomus žmogus ir tu esi įdomus man iš šalies, stebėtojai, bet aš žinau, kad ir labai daugam įdomus dėl to, kad ne vieną kartą tave žmonės per mane kvietėsi į šią laidą ir aš labai džiaugiuosi, kad mes susitikom ir džiaugiuosi, kad galėsim pakeliauti dar net nežinodami kur. Man čia yra vienas iš tokių
įdomesnių momentų, žinai, kai susitinki su žmogum ir yra visiška laisvė keliauti su pokalbiu, kur tik tai nori. Žinai. Aš apie tave labai daug nežinau ir tai yra irgi labai gerai, nes tai, žinai, tokios palieka erdvės mano smalsumui keliauti ir tavo vidiniams atsakymams išsiskleisti. Pirmas dalykas, aš taip galvoju, apie kurį mes neišvengiamai pasikalbėsim ir kuris net ir mūsų pokalbėje labai iš karto buvo, pokalbė, kai mes tarėmės dėl šitos laidos, buvo tėkmė kaip konceptas, kaip idėja, kas tau tai yra, apie ką tau yra tėkmė. Nes tavo ir projektas tai vadinasi tėkmėje. Ar tu prisimeni, kaip iš vis tai prasidėjo, kaip tu atsidūrei pats toje tėkmėje? Iš tikrųjų kažkaip taip gavosi, kad įvardinau, subtiliai iš to, kas vyksta, kad viską, ką darau, ar mokymus, ar kažkokius architektūrinius projektus, ar aplamai gyvenimo situacijas, tai aš taip pamačiau, kad kai aš kažkaip planuotai darau, tada nuo savęs ir tada kažkaip gaunasi, visada reikia prastumti, pramušti, datemti, visada tokie nusivylimai, bet pavyzdžiui, net mokymuose, jeigu aš tiesiog suprantu, kad mes susitikom ir energija bus ten, kas bus šiuo metu aktualu ir atliepi į kiekvieną akimirką, pilnų tokiam present, čia ir dabar. Ir tada yra tiesiog energija ir aš atrodo atsakomybę nešu už mokymus, kad kažkaip žinias, patirtis išneštų, bet jeigu tos atsakomybės daug ir aš pradedu formuoti procesą, tai yra mano vieno žmogaus energija ir kiti tiesiog sukrenta arba ten energija dingsta. Bet kai aš tiesiog sustoju arba jeigu nežinau, kur eiti, tada tyloje pabūnu, visada tai, kas tikra, atsiranda. Ir man gal tas žodis, tėkmė ir tikrumas, tikrumas tai yra būtiniausia sąlyga. Nes kas tikra, kiekviena akimirka yra, pavyzdžiui, arba aš neturiu ką pasakyti, tikra patylėti. Ir ta tyla tėkmėje nuves į kažką gilesnio ar kažką aktualesnio. Ir tada, kitas, kas tikra, tai irgi ne nuo proto dažniausiai, o nuo širdies. Ir dabar taip dažna tema nuo proto ar nuo širdies ir tada ten dar ir susijungimas su sielom ar su kažkokia visata, su vedimu aukštesniu. Ir visą tai vis tiek į tėkmę, tikrumą ir gal trečias toks būtų tikėjimas. Nes mes negalim eiti ten arba atliepti tokiam metodui gyvenimo, kuris mums nesaugus būtų. Ir kada mes einam tėkmėje, mes lyg tai žingsniuojam į neapibrėžtumą, be irklų, be žinojimo. Ir tada, kad šitoj vietoj atrodo einu iš energijos, bet protas išmuša saugiklius, nes kartais ten nueini, kur visi nustebė, bet visi jaučiasi gerai. Bet tada šitoje vietoje tada reikia tiesiog raminti protą ir leisti tokį kaip test drive praeiti, kad pajausti tėkmės privalumą. Ir kiekvieną kartą pasiteisina. Kai paleidžiu kontrolę, leidžiu įvykiams vykti, atliepiu tiesiog iš čia ir dabar akimirkos tikrume. Ir tada ir pats būnu tokį gausoje apdovanotas ir tie, kurie tam virsme sudalyvauja. Ir po truputį tokias kaip iš plytų statosi pasitikėjimas vedimu arba to visatos neapibrėžtumo konstrukcija. Kad jeigu paleidžiu kontrolę, ten nebus blogiau. Bus kitaip ir tas kitaip mane, iš tikrųjų, jeigu taip prieš 5 metus parodytų, kur aš būsiu dabar arba prieš 10 metų, sakyčiau, ne, aš ten nenoriu. Bet dabar, kai žiūriu atgal, kad netgi lakiausiai vaizduoti negalėčiau tokios gausos numatyti. Labai įdomu, ką tu vardį, žinai, kad bus kitaip ir iš tikrųjų, kodėl mes labai dažnai galvojam, kad ne bus kitaip, o bus blogiau. Žinai. O kodėl mes nepagalvojam, kad galbūt bus geriau, jeigu mes paleisim tą kontrolę, bus kažkaip. Tai žinai, kai paleidau tą tėkmė ir knygą gal prieš 3 metus parašyta ir paskui ir mokymai coachingo tėkmėje, ir viskas toks. Tai aš galvoju, kad tėkmė tai yra tiesiog įvykiams leisti vykti per mane.
Bet šiuo metu, vat geriau, blogiau, kai žinai atsiranda pasitikėjimas ir protas rimsta ir tada atsiduodi toj tėkmėj ir po truputį dingsta tas, kuris vertina, ar tai man gerai, ar blogai, nes vertinimas tai yra iš kokios perspektyvos. Iš šios dienos atrodo situacija labai bloga, nes atima tai, kas pažįstama, prie ko prisirišęs ar susitapatinęs, bet visada su laiku, skaudžiausiam patirtim labiausia kažkaip dėkingas, nes padaro transformaciją ar kažkokį pokytį tokį stiprų. Ir jeigu tai būna iš tikrumo, padaro pokytį ten, kur atrodo esybėje reikėjo būti. Ir aš tokių prikaupęs esu stiprių pavyzdžių, kur su dėkingumu žiūriu atgal į situacijas, kuriem priešinausi ar dėl kurių skaudėjo. Ir kai su dėkingumu žiūriu, tada kiekvieną naują situaciją, kurie ateina, net nekvestionuoju, gerai, blogai, bus tiesiog kitaip. Ir tas variantas, jeigu tikrume ar tokiam atvirume vyksta, reiškia kažkaip sinchronė su įvykiais, su žmonėmis ir atsirandu ten, kur turėčiau būti. Tai toks, atrodo, paleidžiu ne tik tai kontrolę įvykių, bet paleidžiu ir tą asmenybę, kuri žino, kaip turi būti. Nes kai žinau, kaip turi būti, dažniausiai ten prasideda skausmas, kančia ir kažkaip pastangas, nuovargis ir visas komplektas tų atkritimų. Kai nežinau, kaip turi būti, tada atrodo, kaip vaikas plačiai atmerktom akim sutinku kiekvieną akimirką ir pasileidžiu į nuotykį, kaip ir šitas pokalbis. Taip. Ir mes kaip tik prieš laidą kalbėjome, tu klausei apie tinklalaidę, nes man irgi labai aiškus pojūtis buvo, kai aš nuo širdies ar ne bendrai kalbėti, jeigu apie perėjimą prie proto, kur irgi aš jau protas tarsi žino, kaip turi būti ir ten kaip viską reikia padaryti. Ir kai dariau aš iš proto, man labai aišku buvo, kad žinai, ten jau paskaičiuota, logiškai išmąstyta, bet energijos nėra. Tiesiog neturiu tam, jeigu daryti. Irgi apie energiją nemažai kalbėjai apie tai, kad visgi turi jinai būti, jeigu nėra, jeigu kažkas. Ir šiaip čia tokie ir svarstykliai gaunasi. Jeigu tai paimt bet kurio žmogaus gyvenimą, jis yra tarp energijos, tokios gyvybinės energijos ir tokio, atrodo, proto konstrukcijos, kur kažkaip sukuria saugumo iliuziją. Aš žinau, kaip veikia pasaulis, aš žinau, kokių resursų man reikia, aš juos susitelkęs, atrodo, energija dingsta jau ir zulys, ir nemiega. Ir aš irgi, kai su klientais dirbu, ir atrodo, jie taip stipriai apsaugo jau iš visų pusių, o nemiega ir tokios net panikos atakos, kaupėsi išsekimas. Ir šitoje vietoje, tada atsiranda momentas, mes negalim pasirinkti, kai esame tam prote, tam personažė, tam vaidmenį labai stipriai susitapatinę. Ir tada net nežinom, iš kurio taško žiūrėti, bet kai atsiranda toks galimybė atsitapatinti ir tokį stebėtoją ir pažiūrėti, apie ką mano gyvenimas, apie saugumą, apie išgyvenimą, gerai, bet aš noriu laisvės, noriu energijos tos. Ir tada atsiranda tas stebėtojas ir tada žiūri, kaip dilins, kaip elgtis kiekvienoje situacijoje, kad tai būtų nors truputį daugiau apie gyvybinę energiją. Ir mano tokie atrodo, iš vienos pusės iš socialinių standartų, tai mano gyvenimas lyg tai degraduoja. Taip, iš miesto kažkur į mišką, į vienkiemį, pirmus 2 metus jurtai gyvenau, tiesiog pečiukas, dušo vandens nėra, ten atvežė vandenį arba į upę iššokė bet tai buvo gyvybinės energijos, jeigu taip kategorijai, tai mano stipriausi, intensyviausi metai gyvenimo. Ir dabar jie vyksta, aišku. Ir tas komfortas atsiranda, ten viskas ir jaučiu, kad kuo daugiau komforto atsiranda, tuo kažkaip gyvybinė energija silpsta. Ir dabar tas jaučiasi, ar ne? Jo, ir tas komfortas netgi ne tiek fizinis, bet komfortas tokia atrodo nusistovėjusio aiškumo, kažkaip jau žinai, kaip bus, netgi apie mūsų pokalbį, kai nežinom, tada atrodo, įdomu. Bet jeigu maždaug žinai ir praėjai tos takelius jau ne vieną kartą, ir tada toks norisi sukrėtimo. O jeigu pats tai neinicijuoja, tada gyvenimas tokio kaip tendelį duoda. Kažkas nutrūksta, kažkas pasikeičia, tada gaunasi, kad kai jau gyvenimas atneša, tada būna su skausmu, nes nepasiruošęs atsisveikinti, paleisti, o lyg atima, arba taip
kokį pendelį atsimeni pirmą, kokį gavai iš gyvenimo, kuris galbūt apskritai tave ir pastumėjo eiti tuo, pavadinkim, socialinės degradacijos keliu? Žinai, jeigu taip bendrai, ten prisimenu, egzistencinės psichoterapijos institutė buvo tokia logo analizė ir ten vienas iš klausimų, kokie įveikiai padarė didžiausią transformacinę tokią įtaką. Ir taip kažkaip taip pažiūrėjau ir vienareikšmiškai moteris, kurios mane paliko. Ir tai buvo, toks atrodo, iš kažkokias širdies būti, ten, kur atrodo esi vienis ir paskui nepakankamas, nereikalingas. Bet tas įdomu, ta transformacija, jinai, dabar aš suprantu, kad jinai buvo mano tokia esminė priežastis, eiti į tos socialinę jėgą. Ar versle, ar kūryboje, ar psichologijai. Visada tada, atrodo, viduje reikėjo įrodyti savo, kopdamas tos, karjeros ar pasiekimų laiptukais, kad esu pakankamas. Bet paskui kažkokiu momentu supratau, kad šitą lygą reikia kažkaip iš esmės pažiūrėti, ką reiškia pakankamas ir ir gerai nepakankamas, o kaip tada su to gyventi, kaip prijaukinti tą. Ir tai čia, jeigu taip apie moteris ir to pakankamumo ieškojimą, o jeigu tokie socialiniai, aplamai, kodėl aš į mišką išvažiavau, tai tas gal net ne pendelis, o ten švelniai išėjo energija. Išėjo energija iš to, kad labai ryškiai pamačiau tokius tos socialinius žaidimus, statuso, tokios jėgos, konkurencijos, lyginimo, vertinimo. Ir tada visas tas komplektas man pasidarė kažkaip neskanus. Ir tada kažkaip ir viduje norėjau iš to išeiti ir ieškoti, kas tikro, jeigu nebelieka tų varžybų socialinių. Ir tikra, iš tikrųjų, gal stipriausia viena iš patirčių buvo kelionė per Atlantą, kur 30 dienų naktų nėra ką veikti, nėra apie ką kalbėti ir netgi nėra apie ką galvoti. Ir tada toks atrodo tokiam vakuume, susitinki su savim. Tai pradžioj susitikti sunku, nes ten tik tai mintis. Kažkas klausinėja, kažkas atsakinėja. Kai nustojau taip pat atsakinėti tos vidinius klausimus, per 2-3 dienas ta energija minčių kažkaip nusiramino ir atsirado toks, kaip tiesiog buvimas, pure, tyras buvimas ir jame ištirpsta ir laikas, toks linėjinis, ištirpsta mintis, žodžiai ir tas gal, sakyčiau, ne pendelius, bet tas malonumas patirti save viduje, o ne išorėje. Ir tas beribės potencialas tos kelionės į save. Ir tai pamačiau, kad išorėje grubų, tokias, kaip sakyti, žemos vibracijos, tokias materinės, o į vidų eit subtilų ir daug grožio. Ir tada būtent ir atsirado gal, kai norėjau į vidų eit ir trauka muzikai, trauka šamanizmui, trauka ir visom tam nematomam pasauliui. Ir, galima sakyti, kai nematomas pasaulis pasidaro matomus, realus, ta metafizika darosi fizika ir toks atrodo visas pasaulis įgauna pasakos, magijos, tokia mistikos ir tai realu. Dabar kuriu pasakų mišką ir ten ir pasakos kūrėsi ir atrodo ne taip, kad reikia atsisėsti ir sukurti pasaką. Vaikai atvažiuoja ir taip, kaip mes tam gyvenam, atrodo, tiesiog gali dokumentuoti ir pamačiau, kad tai yra mano būdas sugrįžti į esmę, į gyvenimą, kuriame pasaka yra realybė. Kur tu ir kūrėjas, ir aktorius, ir režisierius, ir žiūrovas vienu metu. Ir tam tikrą dizainą gali dar prisidėti. Tai čia, nežinau, aš taip gal jau per ilgai atsakinėjau, tai tie socialiniai pendeliai, tai 2008 metų krizė buvo ir tiesiog pamačiau iš arti tą kiekį agresijos, tai iš vienos pusės kaina, kurią aš mokau, būti agresyviam, greitam, tokiai realybei. Tai čia kaina man buvo, gan jau tokia sunki.
O vertė, kad tiesiog skaičiukai sąskaituose didėja, kažkoks statusas didėja, kuriam jau neturėjau stiprios priklausomybės. Ir tada tiesiog palikau verslą 2008. O ką tu veikėjai, kokį verslą kūrei? Buvo ten buvo iš Amerikos, Portugalijos, Norvegijos, pirkdavom transportą, autobusus, sunkvežimius, betonvežius į Kazachstaną, Rusiją, pardavinėjom Ukrainą, Baltarusiją, tada iš tų pinigų kažkaip biškį Latvijai su nekilnojamu turtu. Ir tada atrodo, ten kaip tokia matrica, kuo daugiau veiki, tuo daugiau pažįstamų, naujų projektų, naujų veiklų, patirties gauni. Tik tai gal, nežinau, ar gal į naudą, kad mes į pabaigą 2007 ten jau visi kreditus imdavo ir ten, ir kurdavo tokius, nežinau, kaip tinklinį marketingą. Vieną užstatai, paėmė, 2 užstatai ir toks. Piramidė. Ir mes kažkaip pagavom tą piramidę ir nelaiku. Ir atrodo toks gavosi, kad buvom įvelti į tos bankus viską ir tada arba tęsti ir tą trinti, ir tą kovą, ir aiškinimąsi, arba tiesiog žingsnį į šoną, susitaikyti su tom skolom ir daryti tai, kas miela. Bet ar įvelti, ar įsivėlėt? Taip, kad, aiškiai suprasti, ar taip, tau buvo toks aiškus atsakomybės jausmas, kad aš pats į tai lindau, ar tai buvo, kad, aukos pozicija? Kažkoks viduje niekada nemėgdavau ant skolintų pinigų. Man tada nesaugumas didelis, jeigu kažkur karo. Ir tada atrodo, tam viduje niekada į tai neeičiau. Bet žiūriu, kaip verslo pasaulis veikia ir aš kaip mamutas, kuris nesinaudoja instrumentais versliniais. Ir kažkaip ir atrodo išdaviau save. Ta išorinė tendencija tokia buvo nupirkta. Tai ir atsakingas, kad nupirkau. Taip, bet aš suprantu tą, kad aš šiaip labai irgi iš to vietoj stipriai jaučiuosi ir labai džiaugiuosi, kad pavyko irgi verslą sukurti ir pastatyti be visų tų paskolų. Ir manau, kad gal šiais laikais tai yra šiek tiek ir paprasčiau, kai tu jau gali, sakykime, net ir investicijas gali priimti, kas yra jau kitaip. Tu jau ne kaip paskolą imi, tada tas žmogus, kuris investuoja, jau prisima ir riziką, sakykime, už savo investiciją. Bet anksčiau tai tikrai būdavo labai įprasta, kad tu imi paskolą. Jo, ir ten ir įrankių būdavo, ten per pažįstamus taip, tu suformuoji. Taip. Dabar aš netgi dar subtiliau pradėjau žiūrėti tą santykį su pinigais, nes man pinigai toks gaunasi lyg, tai yra tiesiog energija, dalis energijos, ant kurių galima naują kūrybą, nes šiaip mano poreikiai tokie nėra dideliai, bet ypač kai gamtoj. Bet kai kažkokie pinigai atsiranda, jie tada leidžia tam tikriem projektams tapti ambicingesniam. Bet tuo pačiu buvo ir nusivylimų su tais ambicingais projektais, kada atsiranda kažkieno pinigai, tada kažkieno ir vertybės, ir poreikiai, ir tada gaunasi, kad ta idėja, kurią norėčiau danešti pasauliui, jinai netenka to tikros autorystės. Ir pavyzdžiui, ir šiuo metu tiesiog savo pasakiau, kad kiek ateina, tiek visatai iš manęs kūrybinio potencialo reikia. Ir kai gamtoj, tai aš pamačiau, kad kai nedaug pinigų, tada proporcingai. Ant kiek pinigų, tiek mažėja kūryba ir toks vartotojiškumas įsijungia. Ir jeigu mažėja pinigų, tada iš to, kas yra, vis tiek veiki ir atsiranda tokie paprasti, spontaniški, minimalistiniai tokie sprendimai, kurie man labai gražus ir jie išjausti. Nes nėra pinigų, tada yra laiko ir erdvės išjausti. Ko reikia, ko nereikia, o jeigu reikia, tai kokiam išpildyme. Ir tokias, net nežinau, kas yra geriau, ant mažų pinigų, ant didelių, bet kadangi nežinau, tai man toks ir gaunasi ateina, gerai, biški pagreičio įgavom, neateina, tada toks susitrauki, bet biški labiau išjauti savo, apie ką aš. Nes aš taip galvoju, kad turbūt yra suinteresuotų šalių, kurie į pinigus žiūri kaip į būdą užsidirbti daugiau pinigų, tai tada jie visada tikisi iš kokį projektą bedarytum ir finansinės grąžos didesnės už investiciją, o kito tarpu, jeigu tu tai žiūri kaip kūrybos instrumentą, kuris tau padeda sukurti kažką, kas nebūtinai duoda finansinę grąžą, tada tu kitaip gali žiūrėti, bet čia. Jo, nes iš tikrųjų širdys mėgaujasi procesu. Tas statusas, identitetas mėgaujasi pasiektų ten,
kažkokiu pripažinimu ar, su visu to. Bet kai, supranti aiškiai viduje, kad manegi džiugina, kai aš pamirštu apie laiką, apie save ir, ištirpstu procese. Ir tada pinigų reikia, kad, iš tikrųjų, galėčiau procesą pasileisti. Bet jeigu taip dar giliau žiūrėti, daugybė procesų yra, kurie nekainuoja arba kainuoja taip minimalistiškai, kad galima kūrybinį vakarėlį, mes mėgstam su vaikais tokia, kaip netgi vadinam, ceremonijos. Tiesiog masala čiai, su prieskoniais, su pienu, ant pieno verdam, tada plėvelė atsiranda vaikai, tada įpilam ir ten, ir kiekvienas, kuris, išgeria, pasako, ką šią dieną, 3 dalykus, už kuriuos nori ar padėkoti, ar kas patiko. Ir taip žiūri, kad toks gražus procesas pasileidžia, bet jis kainuoja ten 2 eurai, pienas, arbata. Ir taip, jeigu viską žiūrėt, kad mieliausi dalykai jiem dažniausiai nedaug kainuoja arba visai nekainuoja. Bet jame nėra kuo didžiuotis, atrodo, tiesiog paprasta ir prieinama. Tai grįžtant į 2007 metus, žodžiu, gavosi taip, kad ta jūsų piramidė subirėjo, ir tau, kaip tu turbūt ir finansinis smūgį patyrei, ir kaip ir sakai, nes įvyko krizė jau ten 2007-2008 metais. Kas dėjosi, papasakok, kaip tu galiausiai? Visų pirma, aš labai dėkingas tame, nes aš jaučiau, kad ne taip, kad mane išstumė verslas. Ten gavosi tokia gražiai priežastis, išeiti, kaip sakau, iš to agresyvaus, tokio kieto pasaulio. Ir kas darėsi, kad, visų pirma, kad aš, arčiau savo, aišku, nerimas ir tie skolos ten dar porą metų taip kabėjo ir, vakarais įtampas, stipriai kurdavo. Bet jokio gailesčio nebuvo, kad išėjau. Ir daug draugų, iki dabar draugų, kurie užaugo ir stiprius verslus pastatė ten viską, bet kartais būna, tu sukuri kažkokį kūrinį, ar verslo kūrinį, ar, taip, kažkokį projektą, įtampi jo kalinys. Ar susitapatinį ir tada jau baisu žiūrėti, ir kuo daugiau idėjai, baisu žiūrėti pasaulį be to. Ir gavosi, kad tas pasinaudojo bankrotų, kad iššokt iš to, kas neturėjo energetinės perspektyvos. Aš žiūrėdavau į savo partnerius, kolegas, kurie ir vyresni, bet žiūrėjau, tam pačiam rate tik tai skaičiukai skiriasi, o energija panaši. Ir man gilus klausimas, ar aš noriu į tą perspektyvą tęsti joje. Ką turiu omeny, kai sakai, energija panaši? Panaši energija, kad jeigu man, pavyzdžiui, 30 ar 35 ir ten 50 ir mes susitinkam apie kažką kalbėti ir jis įtampoj, baimiai pralaimėti ir tokioj stipriam kažkaip susiveržime tokiam, kad kažką pasiekti. Ir aš toj pačioj įtampoj. Ir tada atrodo toks vieta ne gyvenimui, o išgyvenimui. Ir nesvarbu kokiam laiptelį, ten milijoniniam, tūkstantiniam, apyvartose. Vis tiek tas fokusas, kad fokusuojasi ne į gyvenimo pačio patyrimą ir kokybišką patyrimą, o daugiau, kiek aš profit maker, kiek galiu savim didžiuotis vakare, kad ar padariau, prie augimo kažkokį ar nepadariau. Tai man tas kažkaip, viskas mušia į tokį sąlygišką savęs priėmimą, sąlygišką tokią meilę. Būsiu geras, sėkmingas, mylėsiu. Aha. Ir tada, tas momentas ir buvo, ir aš netgi, labai stipriai pamačiau paraleliai, egzistencinė psichoterapija mokiausi ir ten ir daug grupių terapinių. Ir aš pamačiau, kad visas motyvas mano tokio, atšyverio, tokio siekėjo, tai buvo ne dėl to, kad aš bėgau link, nes, visada bėgau link naujo tikslo, link naujo savęs idėjos tokios, bet aiškiai pamačiau, kad aš bėgu nuo. Ir mano bėgimas niekada nesibaigs, kol aš neapsisuksiu ir nepažiūrėsiu, nuo ko aš bėgu. Ir ten buvo toks pilnas nepasitikėjimo berniukas, kuris tiesiog toks, koks yra, visiškai netikėjo, kad jį gali kažkas mylėti ar pastebėti. Ir tada jis tiesiog stengiasi būti kažkuo.
ir pradėjau skverbtis į tą, nu, tiesiog paprastą mažą berniuką. Įdomu, ką atradai, kas sąlygoja, kodėl tas berniukas toks, nu, buvo, žinai, tas, jautė, kad nemylės jo niekas. Iš kur tai? Žinai, gal aš ne ten atradau, ten buvo pradžia, man šią vasarą tokia labai, labai stipriai, labai daug skausmo ir kaip pradėjom kalbėti nuo to pendelio gero. Tai šią vasarą aš gavau pendelį, bet pendelį ne į kažkokį naują vaidmenį, o atrodo pendelį iš visų vaidmenų. Nes, nu, kažkoks toks labai skaudus išsiskyrimas įvyko ir aš pats nustebau, kodėl tiek daug skausmo. Nu, ir aišku, pati forma tokia jo skaudi. Ir paskui pats skausmas nuvedė gal 4-5 metų, nu ir visą mano vaikystės tokią paveldėtą programą. Kai aš matau tokią išsigandusią mamą, pasimetusią tėvą, nu, daug agresijos, agresyvios ir tada aš savo pažadą tokį daviau, kad, nu, aplamai supratau, kad šitas gyvenimas yra pavojinga vieta būti ir reikia labai būti stipriam, protingam, kad, nu, sumanagint, kažkaip išgyventi. Ir tada iš vienos pusės tai padėjo man būtent ir tapti to verslininku, nes buvo didelė baimė nesuklyst iki to pavyzdžio, kurio nenorėjau. Tada kontroliavau iki 35 metų. Bet dar subtiliau patyriau, kad vis tiek tas mažas vaikas, nežinau, jam yra pirma moteris, tai yra mama. Ir tada tai, kad aš nesugebėjau, nors ir neprivalėjau, nesugebėjau jos apginti nuo tėvo, nuo jos gyvenimo, tokia atrodo liko kaltė, tokia priežastis, netgi ne priežastis, o toks kaip draudimas, kad nu, aš buvau nepakankamas savo mamai ir jos neišgelbėjau, jai nepadėjau ir gal netgi atsiradęs į šitą pasaulį buvau tam tikrą prasme trukdis, kur sugrioviau tėvams gyvenimą. Labai subtilioj būsenoj iki to galima, kitos egzistencinės kaltės, kad kaltas, kad gimiau, kad atėmiau iš tėvų galimybę mėgautis gyvenimu. Ir tas vaikas žiūri į mamos kančią ir tada jam viskas atrodo taip nu, surašytas tos programos. Ir gal dėl to nu, man kažkaip, kai įvyko tas santykių toks atrodo išsiskyrimas, nu, skaudėjo ne apie tą išsiskyrimą, kuris čia vyksta, o atrodo visas komplektas, kur aš nuo kaltas, kad gimiau ir kad nepakankamai išmokau šitam gyvenime būti ir vėl buvau nepakankamas vyras savo moteriai. Tai nu, bet žinai, bet kai ten nuėjau, ten įdomu, kad ten būna terapija, nueit, priimt, padėkot, nu vien pamatymas, nu tas pripažinimas, kad taip yra su manim, atrodo išlaisvina nuo skausmo. Nes kai nežinai, apie ką skauda ir atrodo ta situacija, tiek daug neteisybės, nu ir tada bandai, nu, pasiteisinti, paskui pasiteisinti, tada kaltini kitą, paskui kitą apkaltini, matai savo agresiją, tada kaltini save ir tokia, nu, ir vienintelį, ką aš galėjau duoti, kad aš sakau, kad aš nebėgsiu nuo šitų visų jausmų, nekursiu kažkokių projektų, nu, nes į veiklą lengvai galima pabėgti ir tikriausiai pabėgdavau. Bet tiesiog vasarą skirsiu, kad, nu, eiti, išjausti, išbūt, tada atsirado, aplamai ką išjausti. Nu, skausmas, bet, sako, nu, pajaus kūne. Nu, tada žiūriu, o jeigu nepriduoti skausmui, nu, kažkokią mentalinę etiketės, o tiesiog pažiūrėti, kaip jis kūne jaučiasi. Tada žiūriu, kad jis ten neutralus, jis neturi tokio kaip vertinimo, ir tada tiesiog praeina, kažkur nuveda į pažinimą, kažkur priėmimą. Ir ką aš sakyčiau, kad toks galima sakyti, kaip pagrindinis mano gyvenimo toks teismas, kad visada buvo apkaltintas, nešiojau toks ir negaliu nei išteisinti savęs, nes nežinau priežasties, už ką kaltas. Nei kažkaip nusiraminti. Ir kai sako pamilti save, priimti save, tai tikriausiai tai vyksta vis tiek per pažinimą, per ir tų vietų subtiliausių pamatymą.
kai jos matai, tada jau negali ant savęs pykti, negali savęs kaltinti ir tada tiesiog, o kai iš save išteisini, tada atrodo, tą patį pamatai ir kituose. Ir tada bet kokį skausmą, bet kokį agresiją, bet kokį pyktį, labai, gali ne tik, kad integruoti, o pamatyti tame ne tą šešėlinę pusę, o tą, skausmą, istorijas tos ir kažkaip daug lengviau tos skaudžius momentus praeidinėti. Šiaip man labai įdomu klausyti, žinai, tavęs ir iš tos pusės, kad aš taip įsivaizduoju, aš turėjau tokį įsivaizdavimą, galbūt kas žmonės, žinai, kurie seka, stebi tave ilgesnį laiką irgi, žinai, turi dažnai tokį įsivaizdavimą, kad vat, gerai, Olegas jau yra tiek daug nuėjęs, žinai, tiek daug save išnagrinėjęs, išnarstęs po kaulelį, kad jis tikrai jau neturėtų išgyventi kažkokio didelio skausmo dabar, ar ten bet kokios patirtis turėtų tavęs nepaliesti. Ir tu tada sakai, va čia vasarą aš turėjau, žinai, įvykį, kuris mane iš pagrindų, žinai, supurtė visą ir ten savo svogūną, žinau, kiek išklipinėjai. Žinai, aš nežinau, žinau, kad mes susitiksim, bet aš nežinau, ar tą visą dalyką pagrindinį, ką padarė šią vasarą, man kaip ir, ir danešti. Bet yra jau naujieji metai, kai buvo, ir aš matau, kad man 48 metai šiais metais, ir ten yra tas 12 skaičių, gyvatės metai, mano gyvatės, kaip tas ženklas. Tada daugybė ten, kur Perų džiunglėse būdavau, ar Nepale, ar kažkur, visur tas totemas gyvatė, ten vardą davė, ten, ir tada galvoju, kažkodėl man bus, ypatingi metai, kažkoks būsiu, taip tiesiog jau jaučiau. Ir galvoju, kaip mane tie metai nustebins, į kokį gėrį. Ir tada balandžio, taip pabaigoje, ten tiesiog, ir taip staiga susprogsta. Ir aš pats buvau labai nustebęs nuo to skausmo ir atrodo viskas vyko taip, kad dakrapštyti iki skausmo, gelmių. Bet kai skauda ir tada toks atrodo visiems dievams, galvoju, kodėl taip, kodėl negalima švelniau, kodėl negalima kažkaip diplomatiškiau. Ir tada irgi pagal tą, kad jeigu taip vyksta, reiškia tik tokiu būdu gali mane apdovanoti šie metai. Ir apdovanoja ir aš aišku galvoju, gal patirsiu tos skausmus, bet žinai, kas įvyko. Įvyko toks totalus numirimas toj asmenybei. Asmenybei, kuri turi siekius, turi norus, turi identitetus. Žinai, kada numiršta Olegas kaip idėja, ten numiršta liktai susitapatinimas. Ir tada atgimsti, man tai buvo, kad aš lyg gimiau tokia būsena, kad aš tik buvimas ir matau, kad, pavyzdžiui, tu vieną Olego idėją turi. Kažkam kaučeris, kažkam tėvas, kažkam architektas, kažkam muzikantas, kažkam šamanas. Ir tų personažų daug ir aš juos tiesiog pamačiau. Tokia būsena buvo, kad atrodo į žmonės šalia ir aš taip nenoriu grįžti tą personažą, nes tai yra taip siaura. Ir tas atsitapatinimas, kad aš esu buvęs ir tas beribis, o Olegas tai yra tik tai kūrybinė idėja. Ne ką Olegas daro, o pats Olegas kaip asmenybė, kūrybinė idėja, forma, molis, kurią galiu lipdyti, žaisti, gauti iš to malonumą ir siekti grožio. Ir tada, kai tas nebeliko Olego, nebeliko vertinimų, nebeliko iš vienos pusės tokia egzistencinė tuštuma ir jinai gąsdina. Ir prieš porą savaičių buvo pas mane iraniečiai, sufija ir jų muzika, kupolė dainavo. Su 15 minučių ašaros bėga ir aš suprantu, kad toks kaip gedulas tam Olegui, kurio jis jau nebegrįš, kuris 48 metus kūrė savo asmenybę ir kaip tu sakai, ir atrodo, taip stipriai gerai sukūrė ir paskui iš pamatų viskas vėl subirėjo. Ir tada, aišku, galėčiau kaip ir anksčiau, gavau pendelį, į dar stipresnį, į dar geresnį. Bet šitoje vietoje, kažkaip man tai viskas atrodydavo taip panašu, kaip samsaros toks, apsisukimas. Ir laikai tokie, kad visi kažkaip
vis labiau ten intensyvėja ta vibracija ir kažkas susijungimas su siela pajaučia kažkas tokį ištirpimą ar laiko, kitą suvokimą. Ir visas šitas komplektas pradėjo vykti, bet, aš taip lyg taip pačiupau, kad tai yra ta mano nujausta dovana. Tas ištirpimas buvime, ne tik, kad susipykimas su identitetu, su Olegu, ne, o atstapatinimas ir tada nėra ten kovos, nėra kažkokio spaudimo, varžymasi, nėra skausmo, kad gali nepasisekti. Pradžioje buvo, kai vasarą irgi taip, nešokau į naujus projektus, kažką daryti, kurti, tai buvo toks, ar nedegraduosiu aš, ar sugrįž, jeigu nėra personažą, ar sugrįžta kūrybinė energija. Ir jinai, jeigu nėra tokio iššūkio, iššūkis atrodo motyvuoja ir tada norisi pabandyti, ar aš atitinku ar neatitinku. Toks atrodo, iškeli į iššūkį ar lūkestį ir tada, kol nepasiekė, tol jauti tą įtampą, bet jinai lyg motyvuoja. Ir jeigu šita konstrukcija, šitas metodas dingsta, tada kas gali motyvuoti? Nėra kam įrodyti, nes viduje nėra to vertintojo ir tada tokiam atrodo tuščiam vakuume. Ir tada aš irgi iš tos pusės pamačiau, kiek daug mano gyvenimas buvo to nepakankamumo pastatytas ir kiek gražių dalykų iš vienos pusės sukūriau. Bet buvo irgi, kad kai suvokiau pusę dienos ašaros riedėjo, kad taip gaila savęs buvo, kad atrodo, visiems geras, visi dėkoja, daug gražių projektų, daug pasiekimų, daug žmonėms padedu, o viduje visiškai savęs, atrodo, nesaugau. Ir tiesiog toks, atrodo, pagailėjau, taip lengviau pasidarė ir tos ašaros tokios gyjimo buvo. Ir tada, irgi tas džiaugsmas, kad dabar jau nėra kam įrodinėti, nėra kur bėgti. Ir tada gyvenimas iš to gyventi, kad daryti kažką, perėjo į tą gyventi, kad būti. Gyvenimas kaip buvimas. Ir jame buvimas tėkmėje, jeigu dar pridėti, būnu, bet tai nėra statika. Ten visada kažkas vyksta, kažkoks skambuotis, kažkur. Ir tada viskam sakau taip, jeigu rezonuoja, jeigu nerezonuoja, arba kažkaip jaučiu, kad visiškai čia energijos, nėra traukos. Tada, lengvai pasakau, ne. Ir toks virsmas, tokia tėkmė, jinai neturi, tokių kalniukų tarp nusivylimų ir excited, įkvėpimų. Bet jinai tokia nuolatiniam present ir kas įdomu, kad aš tai ir vadinu gausa. Kai kiekvieną akimirką aš turiu erdvės pajausti muziką, kuri groja, maisto skonį, kurį valgau, tą bendravimą, ne taip, kad skubėti kaip degalinį, įmesti kūro, kad kažką veikti ir daryti pasiekimus, o tiesiog tas buvimas. Ir kažkada irgi taip techniškai, psichologiškai tas laimės konstruktą bandžiau išanalizuoti ir pamačiau, kad laimingas aš kai kaituoju, kaip su parasparniais, su motociklu, kai kažko užsiimu, taip stipriai susijungia mano jutiklis ir to veiklos dirgiklis, ir kada jie susijungia, ištirpsta atskirtis. Tampi tokiu kaip vieniu ir tuo momentu, atrodo, nėra manęs. Bet ką aš pamačiau, kad mano gyvenimas tam vartotojiškam pasaulyje, tokiam verslo pasaulyje, jis paremtas ne į jutiklio lavinimą ir žadinimą, o į dirgiklių didinimą. Ir tada mano visi uždarbiai eina į didinimą, visos entertainmentas, kad ar adrenalininis, ar kažkoks ekskliuzyvinis. Ir tada net pamačiau, kad kuo dirgiklis didėja, to mano jutiklis bunka. Ir tada, bet vis tiek tada ieškau to susitikimo. Tada pasukau, čia buvo jau gal prieš 15 metų iš Peru, tada grįžau ten 3 mėnesius su visom medicinom. Ir tada giliai aš supratau, kad aš noriu įsišaknyti, tokį kaip žemės elementą savyje sustiprinti, pastovumą, tokį nuoseklumo ir noriu statyti savo namą. Bet irgi pagalvoju, kad aš turėjau galimybę nupirkti namą, ar ko reikia, bet statysiu pats ir nuobodžiai lipdysiu tą molį valandomis, dienomis,
kad vat, neduoti savo to maisto informacinio ar tų visų įvykių, bet kad pamatyti, kas vyksta su mano jutikliu, kai aš einu į askezę. Tokia kūrybinė askezė ir gyvenimo askezė tokia. Ir iš tikrųjų tada pamačiau, kad kuo mažiau išorinių dirgiklių, informacijos, to jutiklis stiprėja. Ir man tada iš tokios pragmatinės labai pusės, jeigu aš nesirūpinu savo jutikliais, savo jausminių pasaulių, o tik tai išorinių, tada aš eikvoju ir daug resursų, ir piniginių, ir sveikatos, ir tos santykio, ir tas irzlumas, ir galų galia išsekimas. Ir tiesiog pamačiau, kad perspektyva yra ta jutiklius. Ir man muzika, tas garso kupolas, tokie vakarai. Ir kas dabar įvyko, net prieš 4 dienas po pirtelės, tai prie upės atsisėdau ir tiesiog duodu tokį savo, susijunk. Ir ir nebėra atskiro Olego, yra žvaigždės, yra upė, tas rūkas, ir yra vientisas vienio buvis, bet man nereikėjo jo siekti. Man nereikėjo kažkaip dirgiklį ar kažkaip skverbtis. Paskui taip galvoju, šaltis ateina, šaltis yra, nėra, irgi taip panašiai, kad nėra to žmogaus, kuriam šalta, o yra tiesiog šalčio vibracija bendra. Taip įdomu ir jinai gali be sustojimo tokiam, atrodo, ištirpime būti. Bet sugrįžau į pirtelę, paskui taip galvoju, galiu aš vėl tiesiog iš sprendimo paimti ir tą buvimą susijungti. Ir gavosi. Ir tada matau, kad labai daug tokių stiprių pokyčių, kad net tas protas, jeigu taip galvoja, kad vertę gali sukurti tik tai darydamas kažką. Ar pavyzdžiui, jeigu žmogus ateina į konsultaciją, tik tai kažkaip sakydamas jam kažkokią tiesą arba klausimais, nueidamas į jo gilės jausmus, patirtis, aš galiu kažkokį pokytį padaryti. Bet pamačiau, dabar net darau kiekvieną antradienį tokie online susitikimai tiekmėje. Ir aš nedarau jokių pastangų, kad gydyt, gelbėt, nes aš nėra vertinimo, kad kažkam blogai. Atimti skausmą iš vieno, aš atimsiu pamoką, atimsiu tą skausmą, kuris man, pavyzdžiui, mane taip išlaisvino. Ir aš nežinau, kaip elgtis, bet aš būnu šalia. Ir paskui, aš jau ties 3 susitikimų matau, kad, kažkokia, nežinau, energetinis virsmas įvyksta. Ir dėkoja tie dalyviai ir aš paklausiu, bet sakau, ką jūs duodat? Ir tokie sąmoningesni, parašė, kad, sako, yra tiesiog laukas. Vibracija, ir susitaikiau. Susitaikiau, kad gal šiais laikais, ar aš pats asmeniškai noriu puoselėti lauką. Buvimo kokybę ir per jį kažkaip reiškiasi ar keičiasi tas išorinis pasaulis. Ir stebi vis tiek toks atsargus ten ir verslininkas, ir psichologas, ten tiek tų vaidmenų, bet lengviausia pamatyti santykį su vaikais, nes jie nemeluoja. Žinai, ir kada anksčiau atrodo mokyklą statau, darželį statau ir viskas dėl vaikų. Bet man vaikų mama sako, bet jie nori tiesiog tavo dėmesio. Aš galvoju, kaip dėmesio, jeigu dabar aš padarysiu ir jie turės mokyklą, jie padarysiu namus ir visa tai toks atrodo į nieką. Dabar aš atsipalaidavęs ir aš suprantu, kad būtent iš vaikų aš galiu mokytis to buvimo, nes jie pilnai pasijungia prie tos gyvybinės energijos ir jie tam to pulsuoja ir būnu su jais. Bet kai suaugęs ar senos programos įsijungia, matau, kad ne taip. Tas rūpintojėlis niekam nereikalingas. Pagal vaikus gali atreflektuoti, ar ne, kada jau tavo paties sena programa įsijungia. Jie sako, kažkas ne taip sutriko. Būna tiesiog pamiršimas kažkoks vyksta ir žinai, ir dabar irgi savaitgalį turėjau. Ten Vilkaviškėse toks Pežiūrių dvaras ir kelis metus jau jie daro moliūgų šventę ir ten 1000 žmonių, 1500 moliūgų, gražiai išdėliota apšvietimas, lazeriai. Ir sako, norim tiesiog autentiško, kažko tikro, toks, kad būtų, ir pakvietė, tiesiog su instrumentais, su gongais, varpais visokiais ir atvežiau jurtą. Lietus lyja, mes per 2 valandas tas jurtas pastatėm.
Ir aš nesitikėjau, kas ten prasidės. Ten tiesiog per dieną aplankė tą jurtą gal 5000 žmonių. Nu, kai durys į jurtą va tokios, kad, nu, 2 žmonės negali prasilenkti. Ir ten kartais išeinu ir man, kad sugrįžti tą jurtą, reikia arba eilėje, arba neglai prasibrauti. Žmonės taip išorėje stovi, gal 50 žmonių, kažkas viduje. Mes ten tiesiog tokius, nu, mėnulio būgnus sudėjom. Nu, kad idėja buvo, kad edukacija, bet kokia ten edukacija, kai toks traukinys. Ir visi tokiam, vat, stovi, nu, ten kažkas vyksta, nu, vat, tokiam laukime ir aš tarp jų, ir tada įeina ir jie nežino, kas vyksta, bet jeigu tokia eilė, reiškia kažkas vyksta ir matau, kad jie ratais eina. Paskui kažkoks vaikas bum per gongą, tada suprato, čia ta vieta, kur reikia gongą mušti. Visą tą eilę iš karto prie gongą ir tada muša, 10 minučių mušė, man jau galvos skauda, aš tą gongą tik paslėpiau, kažkoks vaikas prabėgo ir per vieną būgnelį, antrą, trečią ir taip žiūriu, čia reikia. Žmonės taip kolektyvinė sąmonė veikia, tada pradėjo per būgnelius. Ir žinai, toks gaunasi, kad nei aš žinau, protų nesupratau, kas čia vyksta, nei tie žmonės, kurie ateina, kas čia vyksta. Ir aš tada galvoju, kad jeigu aš nežinau, tada tiesiog grosiu muziką ir laikysiu tą space, nu, tą erdvę. Paėmiau hangą, gal 1,5 valandos grojau su hangu ir pasijungiau prie to srauto tūkstantinio. Tiesiog grojau muziką be vertinimo ir toks net gražus buvo, tiesiog mačiau žmonės kaip tos gyvybinės energijos nešėjai. Ir charakteris, tas ego ar tas personažas, vaidmuo įtakoja, kiek stipriai žmogus, kiek stiprus savo energetiko. Ir netgi matydavosi, pusė iš jų buvo su vaikais ir būna tiek daug neužtikrintumo, tokių abejonių, nerimo, baimių ir tada saugo tą vaiką ir aš matau, tas vaikas pilnoja energijų, jis nori tą liesti, tą mušti ir tada pasimokinkite iš to vaiko, būti toj pilnoje energijai. O jie dar jį stabdo ir aš tada matau, kaip jam jau uždeda, jis dar mažas, o uždeda programą, kad pasaulis yra, čia reikia nesaugus, čia reikia atsiklausti, čia taip. Ir tada mes pradedam siaurėti. Bet aš suprantu, kad aš dabar lekcijos nepadarysiu, nepradėsiu mokinti tėvų, leiskit vaikams groti, o tiesiog priėmime groju ir būdavo momentai, kada atrodo groju taip, kad tas srautas greitėja, būna, kada jis sulėtėja, būna, atrodo groju taip, kad visi atsisėdo ir kažkas nori įeiti, bet toks tirštas laukas energetinis, kad tiesiog, neįėjo ir visas tas, eilė, netgi išsibarstė. Ir paskui net tuo momentu, kai nebuvo, kur net praeit, bet lieka 2 žmonės, taip sėdi, paskui dar vienas išeina, dar groju, ir atrodo ištirpau ir aš pats, ir tas žmogus ištirpo, ir tada, tokia pauzė, 5 minutės, 10, ir paskui, vėl, žmonės. Ir man, aš to dalinuosi, nes pačiam viskas tai nauja, gražu, gilu, įdomu ir norisi, tęsti. Tu pasakoji šiek tiek apie tai, žinai, kad tam tikra veikla pradėjo užsimti, bet jau, ne iš asmenybės, ar ne, iš to buvimo džiaugsmo. Man klausimas toks labai ir iš asmeninės prizmės, kad iš kur tu žinai, kad tai atliepia, kad tai nėra, kad kažkokia tavo asmenybės dalis atliepia tam projektui, kuri, žinai, ten pasislėpus ir iš kampo dar, o kad tai iš tikrųjų, toks esybinė, žinai, veikla ar kažkaip... Žinai, sunku gal suprasti būtų tą atsakymą, bet kai net užduodi klausimą, iš kur aš žinau, man reikia dabar savo išversti, kas tas, kuris žino. Bet, kai netgi nėra to, kuris tą klausimą užduotų, tada lieka tik veikla. Ir tai keista labai, nes aš tame formate dėl to ir ašaros buvo, kad aš suprantu, kad aš jau negalėsiu į tokius klausimus atsakyti. Kai man sako, tai tau liūdna, dėl to, kad netenki savęs. Aš sakau, nėra to, kuris galėtų liūdėti. Yra tiesiog situacija, ir jinai, iššaukia, ašaras, bet tos ašaras net negali įvertinti, ar tai yra tiesiog ta asmenybė, apie save verkia, kurie išeina ir su ašarom išeina, ar kūna, atmintis kažkokia. Ir tada toks, ir čia taip, gražu, aišku, galima ten, paslysti ir pradėti atsakinėti tos klausimus. Ir vėl ta proto matrica, kaip čia
nu, jinai dualinė ir tada, bet man, nu, taip gera, nu, nežinot, bet tada yra jausmas. Nu, kad tai tikra, tas jausmas jis ramus, ten nėra revoliucijos, kad, nu, pavyzdžiui, vakar tiesiog biški lietus lyja, biški tas, bet, nu, ten nueinu, nu, kažkur tvarką norisi padaryti, paskui žiūri, ten skulptūra beveik dabaigta, bet vidury kiemo ir dar porą savaičių, tada galvoju, nu, pastatysiu aš ją į vietą, bet 300 kg sveria skulptūra, tada su traktoriumi pastatau, pripjaunu akmens ir atrodo darau ir žinai, tada gaunasi toks, nes pavadinimą tokį sugalvojam, kosminis orgazmas. Kai kažkokią veiklą darai ir ten visi elementai, ir medžiaga, ir sprendimas, ir laiko terminas, kad atrodo užbaigiai pusę valandos iki mano webinaro to pradžios, kad spėčiau nu, kažką perkasti, nusprausti ir pasijungti prie kompiuterio. Ir atrodo tobulai. Nu, ir visi žingsniai, ir kada jauti tokį kaip sinchroną su visata, man tai yra tas, iš kur aš žinau, kad nu, tai yra tai. Man atrodo, aš labai sudėtingo dalyko noriu paklausti. Ir pačiam net sunku suformuluoti tą klausimą. Ar tu gali esybiškai veikti lygiai taip pat sociume? Nes tu kaip ir pabėgai nuo sociumo, ne, į kažkur tai į užmiestį ir esi toli nuo žmonių. Žodžiu, kad papildyti klausimą, nes aš jį labai asmeniškai klausiu, iš tikrųjų būtent iš savęs. Mes turim vieną bendrą pažįstamą, kurisai tavo priežiūroje šiemet apsiženijo, Simonas. Ir mes su juo karts nuo karto susitinkam, pasikalbėti ir jisai man yra, nu, ne kartą sakė, sako, Urbin, tu viską tu supranti, viską tu žinai, nu, protu, žinai, bet kodėl tu iki šiol nepaleidi. Ir aš tą klausimą, nu, tiesiog nuo mūsų paskutinio susitikimo, kuris buvo gal prieš metus, vis nešiojasi. Ir nu, nes man kartais atrodo, žinai, kad tas sinchronas, apie kurį tu pasakoji, aš jį jaučiu, žinai, atrodo, bet visoje veikloje. Lygiai taip pat net ir va čia, žinai, tinklalaidėje mes kalbamės ir aš taip, nu, suprantu, kad mūsų labai yra skirtingos rolės, žinai, bet aš sėdžiu ir taip, reikia Olego paklausti šito, nebereikia jis atsakymą iš tą klausimą, dabar paklausiu šito, žinai, ir tu tai be pertraukio man atsakinėjai klausimus, atrodo, kuriuos aš užduodu tyliai savo galvoje, tu juos užduodi. Ir tai irgi tam tikras yra, žinai, sinchronas, kur viskas atrodo, nu, tiesiog darniai eina ir lygiai taip pat aš jaučiuosi su savo, nu, ir versle, kur atrodo tiesiog viskas, taip jungiasi, žinai, viskas idealiu laiku, visos priemonės atsiranda, kurių reikia, atsiranda pasiūlymai, jie ateina ir aš taip, nu, kartai, žinai, atrodo jaučiuosi, nu jo, čia kažkaip viskas tikrai per darniai, žinai, bet, nu, aš veikiu tokiam, nu, sociume ir tada galvoju, Bet, nu, kai girdžiu, kad mūsų pozicijos nelabai skiriasi, nu, labai panašios. Tik tai, jeigu paimt, nu, yra režisierius, yra tas aktorius, nu, atlikėjas vaidmens, nu, yra dar žiūrovas, pasyvus mąstytojas, nu, arba kuris tiki visą tą istoriją. Ir žinai, ir tu, pavyzdžiui, nu, kaip sakai, ar aš galėčiau, nu, į tą aktorį, nu, taip, galėčiau ir, pavyzdžiui, dabar aš, nu, irgi, nu, atliepiu į situaciją. Bet, nu, gal kas pas mus skiriasi, kad nu, gal tu lapukus tos turi, dar nepasitikė to, nu, nerimų į tą neapibrėžtumą. Ir gal aš kaip, nu, ir Simonas paklausčiau, kam tie lapukai. Nu, čia paskutinė instancija. Bet gal ten ir nedaug liko. Ir nes lapukai reikalingi, kad, nu, vis tiek tu atsakingas gal, kad jūs kartu kūrėt, nu, ir vis tiek tai yra komanda. Nu, tas vardas yra. Bet mano, nu, gal didžiausia praktika tai mano coachingo mokymai, kur 40 laidų jau išleidau ir kiekvieną laidą einu kaip į paskutinę. Nes aš einu neapibrėžtumą ir aš nežinau, kur nueis, ar nenuvilsiu aš ten žmonių, ar, nu, ir, nu, bet aš savo viduje, kad eisiu be pasiruošimo, kad, nu, neįtakot to, kas gali įvykti, kas nori įvykti. Ir tame atlikti savo tikėjimą auginu, kad aš noriu patirti tai, kas nori įvykti ir man, ir tiem dalyviams, ir visam šitam, nu, projektui. Patirti,
kas nori įvykti, nu, jos kažkokiu visatos užmislė. Jeigu mes šalia statom tą sinchroną, tai kai mes turim kažkokią savo idėją, nu, net, pavyzdžiui, laidą tam tikrose rėmose išlaikyti, nu, tada mes, nu, kažkur, nu, sinchroną, Taip, vis tiek kontrolė yra, ne, aš bandau sukontroliuoti. Ir kada va, tu sakai, nu, man patinka tas atsargumas, kad, nu, nereikia, kad va, palieki viską, nu, visos vaidmenys yra ir kada mes tos konstruktus, tos asmenybinius, nu, šeimos konstruktas, va, šito projekto konstruktas, nu, veiklų visų, ir mes branginam, nu, kaip savo vaikus, iš vienos pusės, nu, aš irgi branginu, tik, nu, aš kažkaip pat jaučiu, kad ne tai, kad numetu atsakomybę kartu su asmenybė, o aš ją va, taip su visą pagarbą nunešu tam Dievui, nu, chaosui ar visatos, kad, nu, ten labai prisikaupė daug, kad jinai geriau žino negu aš. Nes aš atrodo taip viską, nu, iš savęs, nu, geriausiai versijai viską kūriau, tada mokyklą, atrodo, sukūriau, skyrybos ir tada netekau ir vaikų, ir mokyklos, tada į miške mes kūrėm 3 metus vat, kartu su tą moterim ir atrodo, tai buvo, nu, tik pradžia. Ir tada, nu, geriausiai savo versijai, nu, totalus toks bankrotas. Ir tada jau tą versiją nenoriu prikeldinėti, nes tada suprantu, kad, nu, vėl aš kažkurioje vietoje nuslysiu į tą susitapatinimą, į prisirišimą. Ir ten bus, nu, vėl kažkoks, nu, skaudus nutraukimas. Ir kad nebūtų, nu, net ne iš baimės, bet jo, tokia savisauga, tos asmenybės kančios samsaras, tas ratas kažkaip jau toks jausmas, kad nevilioja ir nu, nemygdo mane ten. Bet irgi su draugais, kai kalbam, niekada nežinai, vat, kokia moteris pažiūrės ir kas ten įvyks ir gal įsimylėsiu ir vėl į tą asmenybę sugrįšiu. Tik tai man būtent dabar didžiausia, įdomiausia vieta yra santykių. Vat kaip kurti santykius, kaip būti santykiuose, kai, pavyzdžiui, aš viduje net nesuprantu, ką reiškia asmeninis santykis. Kai vieną žmogų myli, kitą, nu, tokia poros. Ir man, žinai, toks atrodo buvo, nu, visatos, nu, toks kaip visada sakau, Dievas turi humoro jausmą. Kad būtent kada mane paliko, aš gavau kvietimą būti, nu, kaip palaiminti tą santuoką. Paskui dar vienas etapas skausmingesnis, kur atrodo, nu, tos pačios skyrybų. Gaunu antrą kvietimą. Ir paskui trečią. Tai per vasarą aš turėjau 3 kvietimus būti liudytojų santuokos, kai tuo pačiu metu paraleliai man visas tas tradicinis, nu, santykio formatas, nu, sugriuvo. Aišku, liko tam tikra atrama, nu, Ošo labai gražiai tą vienumą ir jis aplamai pristato, kad santykis tai yra konstrukcija, susitarimas, o tikroji meilė, jinai gali būti, nu, tik kaip nuolatinė atsinaujanti tokia gyvybinė energija. Ir jinai gali būti ten, kur nepažinta. Ir tikroji meilė tai yra bendravimas. Nu, bendravimas, o bendrauti įdomu, kada tu nepažįsti. Bet, pavyzdžiui, kai tu su žmogum kažkiek dienų ar mėnesių ar metų pabūni ir pasakai, aš tave pažįstu ir aš tave pasirinku ir padarom iš mūsų bendravimo santykį. Tu priduodi jam, nu, tam tikrą formą ir tai užmuša tą gyvybinę energiją, ant kurios tas santykis pulsuoja, gyvuoja. Ir tada aš suprantu, kad aš labai man patinka, nu, ta energija, kurie suteikia santykiai. Bet aš bijau, nu, ją įvardinti. Nes jeigu įvardinsiu, atrodo, aš iš karto tą energiją ir užrakinsiu. Ir dabar tiesiog mėgaujuosi, mes bendraujam ir tai yra irgi santykis. Bet biški baisu, nu, eiti į tą asmeninį santykį. Net galvoju, kad tikriausiai labai stiprus tie santykiai, nu, irgi jie ant tokių kompensacijų, ant tokių vidinių trūkumų, ant vidinių skausmų, vaidmenų, nu, labai daug pastatyta. Ir aš net pamačiau, kad iš tikrųjų, jeigu noras yra eiti į tą išlaisvėjimą, nu, aplamai aš esu tik buvęs, o visa kita yra žaidimo aikštelė ir mano kūrybinės idėjos, nu, skirtingi Olegai.
tai ten nu, atsiriši nuo visko ir nuo pinigų. Nu, ne taip, kad tu juos numeti ir eini į tuštumą, bet jie netampa tokie svarbus. Ir nuo žmogaus, ir nuo visko toks eina atsiklijavimas. Įdomu, čia toks atviras klausimas, ar ne, kurį turi išspręsti dabar. Bet irgi, žinau, kad kai ateis laikas atsakymų, visata atneša situaciją ir kol nėra atsakymų, tai gal tiesiog stebiu toliau. Ir labiausiai tame stebėjime, tai patinka, ramus toks pilnumas. Kai man nebūtina išspręsti šitos situacijos, tada tai, kas vyksta šią dieną, yra tai, kas geriausia gali vykti ir nuo ko galima tiesiog mėgautis. Papasakok dar šiek tiek apie savo kelionę link to, nes mes galvoju, kad sustojom turbūt visgi ties tuo momentu, kai tu išeini iš verslo ir jau nemažai pakalbėjau, žinai, apie virsmą, kuris įvyko, bet nepakalbėjom apie tai, kaip jis įvyko, nes kaip ta prasidėjo tavo kelionė į save, nes vis tiek tai, žinai, neįvyksta taip labai staigiai, paprastai, tai irgi yra, kaip kelionė, atradimas kelionės irgi yra kelionė, gal taip, žinai. Tai man įdomu, kaip per kokias patirtis, per kokias emocijas, per kokius išgyvenimus tau pačiam prasidėjo po to, kai griuvo verslas, nes dar ten, man atrodo, nemažai metų praėjo, kol tu išėjai į mišką, pavadinkim taip, arba kol pradėjai statyti savo namą. Žinai, gal jeigu taip aplamai per visas tas naratyvą istorinį paimt, kas man patinka manyje nuo vaikystės, kad toks sveikas smalsumas. Noras patirti ir, kaip sako, jeigu yra galimybė patirti spektaklį, tai geriau patirti pirmoje eilėje, o jeigu dar yra galimybė, tai gal scenoje, o jeigu dar yra galimybė, tai gal, ten, kur režisierius ir dabar, aplamai savo darau mono spektaklius, karts nuo karto ir tas noras patirti viską. Ir paskui buvo noras patirti viską, bet tada stabdo labai baimė ir savęs nuvertinimas. Ir man buvo 23 metų, kai aš buvau 23 metų, jau turėjau gamyklą tokį malkų ir medienos perdirbimo ten. Ir dalyvau vienuose mokymuose Latvijoje, tada tik tai pradžia buvo tų mokymų. Ir kažkaip pabaigoje ten tie team buildingai tokie sudėtingi. Daug aukšto rango vadovų, savininkų ir iš 20 žmonių į pabaigą reikėjo įvertinti kiekvieną žmogų, kuris jam yra, kaip atradimas. Iš 20 8 kažkaip mane įvardino. Bet aš taip jaučiausi, kad aš net atlyginimą savo darbuotojams duodavau per darbų vadovą, nes, kaip aš čia, nepatogu, kaip jie man kaip tėvai, kaip seneliai, o aš čia, ateinu ir aš toks inkognita. Ir aš tiesiog tada pamačiau, kad kaip mane mato iš išorės ir kaip aš pats save matau, tai yra žemė ir dangus. Kad aš savo savivertį toks atrodo kažkur labai žemai, bet tiesiog tada tos vaidmenys, ar einu į banką, ar rašau kažkokius susitikimus, man tiesiog all in. Ir tada buvo tie Bode Schaefer, Brian Tracy, Anthony Robinson pradžia visą ir tada, ir tie instrumentai, vakarais surašyti sąrašą savo pasiekimų, ten pliusų, bet aš tiesiog pamačiau į tą mechanizmą savivertės, kad totaliai sugadintas, kad, neįmanoma atstatyti. Ir aš galvoju, kam aš dabar jį atstatinėsiu, jeigu aš galiu tiesiog jo nesivadovauti. Ir jau tada 23 metų aš savo pasakiau, kad jeigu gyvenimas duoda kažkokią galimybę, reiškia jis, nežinau, Dievas, gyvenimas, visata, jau mano, kad aš turiu potencialą, kažką su to įveikti. Ir aš niekada nekvesionuoju, ar galiu, ar moku, negaliu. Ir tiesiog tą priimu ir lygiai taip pat duodu gyvenimui ir atimti tą galimybę. Bet aš tik tai, ar aš noriu patirti šitą procesą ar ne. Ir taip primityviai save disciplinavau, kad nekontempliuoti, ar įmanoma, ar neįmanoma. O tiesiog viskam sakyti taip, jeigu ta energija man patinka. Ir
ir tada ir atsiradau, tada ir teatre, ir atrodo ir verslai visi, kad aš savęs nevertinu, o tiesiog mėgaujuosi procesu ir kažką atlikinėjau. Ir tas davė man tokį pilną patyrimą, ar tai būtų verslas, ar teatras, ar psichologija. Ir paraleliai visada tas smalsumas, tas vaikiškas norėjo pažinti, kaip veikia šitas pasaulis, kaip aš veikiu, kur yra laimė, kur yra efektyvumas. Ir prisimenu, jau pradėjau, 2004 nuvažiavau į Biblijos mokyklą mokytis, kad suprast prasmę, gal per Dievo prizmę. Nes matau, kad visi bėga tokiais ratais, kažko siekia, o kam, ir kažkokia vektorio nėra. Gal Dievas, gal eisiu, aš ten suprasiu. Dievą aš ten nepatyriau, bet supratau, kad čia yra pasirinkimas. Ar aš pasirenku pasaulį, kuriame yra Dievas, ir tada ilgiuosi vienaip. Ar pasirinku pasaulį, kuriame nėra Dievo, ir kitaip ilgiuosi. Jeigu nepatyriau. Pasirinkau pasaulį, kuriame yra Dievas, ir tai buvo, ačiū Dievas už tokį patyrimą, už tokį nuotykį, už šitą gyvenimą. Ir kad tą dėkingumą išreikšti buvo, nežinau, kas tas Dievas ir kur jis, bet jeigu žmonės, jo vaikai, kažkaip iš to, ką sukaupiau, padėkosiu vaikams, ir pradėjau mokymus daryti. Ten mokykloje klasę kažkokią išnuomavau, sukviečiau verslininkus ir tada apie laiko planavimą, svarbus, skubus, ten visi tie dalykai kažkur prisigaudai, ten pasakoja. Ir tada buvo stiprus nusivylimas, kai atėjau jaunų verslininkų toks klubas ir aš kažką sakau. Ir jie man pasako, kokią knygą, koks puslapis, ir jie žino daugiau negu aš, bet ne vienas nieko nedaro, tokių žinolių klubas. Ir tada, pamačiau, kad tie, kurie daro, jie daug nesiparina, yra idėja, impulsas, veiksmas, Ir aš tada suprantu, kad visas augimas tai ne apie informacijos kiekį, o apie tą pačią gyvybinę energiją. Ir kažkas mane tada pavadino, tu kaip coacheris dirbi. Tais laikais tai buvo toks 2004 metai, 20 metų. Toks kaip, pradėjau googlinti, radau Maskvoje tas coachingo, Eriksono, tas NLP institutas, jie tada dėstė. Nuvažiavau tada Darius Čibonės, tų laikų ir dabar toks guru visų pardavimų ir dėrybų. Ir mes jau antram modulį mokėmės ten ir supratom, kad ta mokykla reikalinga čia. Atvežėm mokyklą, įsteigėm tą ICF, coachingo federaciją. Pradėjom ten važinėti per visas konferencijas į Europą, Ameriką, visur. Ir paraleliai man netgi ten buvo neužtenka, nes tas coachingas buvo toks goal, versla, iš taško A į tašką B, ir tie žingsniai. Ir aš tada pajaučiau, kad mes elgiamės ir per tą coachingą, ir su savimi, ir su kitais, kaip su instrumentais tikslams siekti. Bet aš nenoriu būti instrumentu, aš ir esu esmė, ne tikslas, o čia, aš kaip priemonė, kūnas ir visa, jausminė tas pasaulis. Ir man tada, aš noriu patirti, pažinti, kaip jaučiasi pilnai tas žmogus. Ir tada egzistencinė psichoterapija atsirado. Tada man pasidarė labai siaura, aplamai to mentalinio, toks gyvenimas per analizę, per supratimą. Atsikeli, atrodo, mintis, galvoja, ir tada toks atrodo, pamačiau, kad nuvažiuoju kaituoti prie jūros ir ten daug sveikesni, žmonės, ant tų kaitų, negu į psichoterapijos konferenciją, kur tiek daug žino, bet tas rimtumas, tas, atrodo, sunkumas, tas gilis, jis kažkaip, ne tai. Ir atsirado paskui šamanizmo tema. Ir ajavaskos, ir gal sakyčiau, kad tai yra esminis toks pokytis. Kad man tai parodė tai, apie ką aš galvojau, tai apie ką aš mačiau, man leido tai patirti. Tada, aplamai 3 mėnesiai į Peru, kad galvoju, kad visa ta informacijos kaupimo ar ta tuningo tokio mentalinio era pasibaigė ir noriu tiesiog patirti, kas yra ta nedaloma realybė, tas vienis ir kaip per ją operuoti. Ir ten pamačiau, kad jeigu jau po truputį ir prie muzikos prieiti, kad
kai šamanas dirba, jis ne per žodį dirba, o nu, per garsinę vibraciją, ar būgnas, ar nu, įkara, mantra. Ir taip, kaip jis dainuoja, atrodo, jis nu, visiškai nu, naują asmenybės nupina, nu, ar ramybę nu, įdegė, ar kažkokį valymą, ar ir nu, tada supratau, kad aš noriu šitą pasaulį patirti, kaip valdyti energijas per garsą. Bet pradžioj, nu, tada nupirkau dambrelį, savim paėmiau. Ir pirmas dambrelės, paskui kažkas nu, ten styginių atsirado, paskui fleita. Ir nu, prieš 10 metų vat, nemokėjau nei groti, nei vieną instrumentą. Paskui ir tas garso kupolas pasistatė ir man tai yra komunikacija. Muzika, komunikacija su savim. Kaip jau pradžioj sakiau, kad atrodo paėmė fleitą ir tu nori būsenos. Nu, arba nori, pavyzdžiui, melodijos, bet tu negali tos melodijos sugroti, jeigu neturi tos būsenos. Bet siekdamas tos harmoningos ar ramios melodijos, tada atsiranda kvėpavimas harmoningas, vis ramiau kvėpavime, labiau nurimsti kvėpavime, tada spaudimas, tada tembras, tonacija, ritmas. Ir tada atrodo, sukūrė harmoniją muzikoje ir žiūri, kad ir ta būsena jau iš paskos atsirado. Ir man muzika tai yra ir sukalibravimas savo jausminio, subalansavimas pasaulio. Ir tada jeigu aš esu balanse, aš esu tam tikrume, harmonijai, tada tai, kas sklinda iš manęs, irgi tada veikia panašiai. Be žodžių, bet kažkaip nurimsta. Tai nežinau, klausimas, aišku, buvo, kaip aš iš to verslo išėjau, bet žinai, toks gaunasi, kad ten daugiau ne išėjimas iš verslo, o įėjimas į save, o kas nebuvo revoliucijos. Atrodo, buvo tiesiog kiekvieną žingsnį, evoliucija. Ir tada gaunasi, kad atsirandi vienoje realybėje, jeigu į teatrą ateini, daug menininkų, bet ten irgi daug ambicijos, daug ego kūryboj. Eini į šamanizmą, tos visas dvasinės tokias kryptis. Nepalą važinėjau, iš Tuvos, Sibiro atveždavau šamanus. Ir tada su jais bendrauju. Matai, kad ir ten 90% atrodo to ego. Kad skirtingas dvasinio ego ar tokio materinio, per šitą personažą tiesiog gali savo uždirbti. Nieko blogo nėra, bet tikras gyjimas pamačiau, kad nesvarbu, ar tu menininkas, ar šamanas, ar tiesiog vaikų auklėtoja, jeigu yra viduje tikrumas, tyrumas ir ta vadinama atvira meilės tokia vibracija, tu bet ką daryk. Tu gali tiesiog šypseną išsiųsti žmogui ir keiti pasaulį. Bet kelionė buvo per visas priemonės ir paieška, kaip pačiam būti laimingam, pilnam, ir kaip tą pasaulį pildyti. Bet gaunasi, kad taip įdomi, kad teko viską ir mokyklą pastatyti, kad suprasti, kad šitos įstaigos vaikams nereikia. Ir visus dvasinės praktikas ir kelionės praeiti, kad suprasti, kad tai irgi gali tik tai dvasinį ego nuvesti. Ir tada grįžti prie tos esmės, kad tiesiog čia ir dabar. Apkabinti, priimti save besąlygiškai, vienintelė ta versija. Nei gera, nei bloga. Joje nurimti ir iš to nurimimo ir tokio taikos su savim būti. Ir ten įsijungia tas sinchronas su visata ir su visais įvykiais ir tas pasaulio gelbėjimas, nes tu nedarai revoliucijos, tu nevertini, kad pasaulis blogas, bet būni tiesiog ramioj vibracijoj. Ir atsakant irgi į tavo klausimą, kaip aš taip nuėjau, aš su metais vis labiau suprantu, kad yra kažkoks prarašytas scenarijus, nežinau, kūno ląstelėse ar ten sielos kažkaip, kad aš daugiau dėkingas, kad tą scenarijų galiu patirti, bet neprisiimu nei procentų kažkokios autoristės, kad aš galėjau, kažkoks buvau protingas ir kažkokiu protingus sprendimais žingsniavau ten. Tiesiog dėkingas sutiktiems žmonėms, patirtims visiems. O savo tik tai dėkingas, kad turėjau tos smalsumo, tos gyvybinės energijos, nesulūžti,
neužsisidėti skausme ar šešėlį. Ir netgi, taip sakyti, netgi šią vasarą. Vat, nežinau, jeigu aš būčiau vienas ir aš nesupykčiau nuo pasaulio. Ir toks, atrodo, visa ta taip gausiai atvesdavo žmonės tinkamų laikų, sutinkamų turinių, sutinkamą energiją, kad tiesiog mane palydėti. Ir taip matau, tas pats Dievas, tik tai per skirtingus veidus, atrodo, niekada neapleidžia. Kaip įdomu, kokia šiaip kelionė pagalvojus, kad pradedi dažnai nuo to, kur tavo vaikystėje, vaikystės programa buvo, kad šiaip pasaulis nesaugi vieta, tada tarsi turi išsikovoti savo vietą pasaulyje, pradėjai mokyti kitus apie tai, kaip ten reikia būti stipriam jo ir išsikovoti savo vietą pasaulyje ir grįžti į tą vietą, kur sakai, kad vis tiek yra tas likimas, padinkim, čia kaip kas, nori ten visatos planus ar kaip kam, yra saugu tą įsivardinti savyje ir tu tiesiog, kaip kuo darniau su tuo planu veiki, iš tikrųjų. Geras, toks labai, kai kam gal ir sunku priimti, nes tikrai norisi sukontroliuoti tą planą, ir prisiminus tą saviugdą klasikinę, apie ką tu kalbėjai, Brian Tracy, Tony Robbins, tai čia yra, tu gali padaryti, tu gali sukurti, tapk savo geriausią versiją, ten tiesiog viskas yra apie tai, kad tu esi tas žmogus, kuris gali sukurti savo gyvenimą, ir galiausiai tu po viso to prieini prie to, kad viskas jau kaip ir yra sukurta, tu tiesiog turi įgyveninti tą planą. Tas išsilaisvinimas ar nušvitimas ar tas išnykimas tokiai tuštumoje, tai yra mirtis. Ties čia noriu trumpam sustoti ir pakviesti tave giliai įkvėpti, nes tikiu, kad šis pokalbis tirštas ne man vienam, o jo tęsinys dar labiau koncentruotas ir su dar stipresnė energija nukeliavo į antrąją dalį. Štai trumpa jos ištrauka, kad žinotum, kas laukia toliau. Iš pradžių jie iš tavęs juokiasi, paskui jie ant tavęs pyksta, o paskui jie eina paskui tave. Ir man tada kažkaip nurimo, kad aš nustojau jausti konfliktą tarp to, koks turiu būti ir toks, koks esu. Kiekvienas tą dalį viduje turi. To tikrumo, to vaiko, to tokio natūralaus, tokio spontaniškumo. Tas pasaulis, jis mus mokina, atrodo, būti teisingais, paslėpti tą intimų dalyką savo. Ir jeigu mes einam į tikrumą ir pradžioj bijom būti baltą varną arba keistuolio arba durnelio, ten yra tiek daug laisvės, žaismingumo. Dažnai mes nenorim net į santykį eiti, nes ten gali būti ir skausmeliai, ir kažkoks ir piktis, ir tas. Ir tada mes į veiklą visą dėmesį nuvedam. Bet jeigu tiesiog sustoti, tai ką mes mylim, mes to nekeičiam. Jeigu tu myli žmogų, tu tiesiog būni su juo ir tu mėgaujiesi buvimu. O jeigu tu pradedi jį keisti, ten jau yra kažkoks sąlygiška meilė ar kažkoks pritempimas, tu jau myli labiau idėją. Tu minėjai apie tai, kad išorinis pasaulis yra, į kur mes dažniausiai visą energiją savo dedam ir galvojam, kad čia yra visas įdomumas, bet iš tikrųjų įdomu pasidaro, kai tu pradedi savim sudomėti. Kaip susidomėti kelionė į save? Kokia yra žodžių galia? Kodėl svarbu nesuteikti reikšmės dalykams, kaip legalizuoti savo keistumą, ar tikrai reikia save tobulinti, kaip nugalėti savo ego. Junkis prie PIN bendruomenės portalo adresu išnaujo.lt /PIN ir klausykis šio pokalbio tęsinio. Mūsų rėmėjų taip pat laukia galimybė keistis patirtimis su bendraminčiais, išankstinės laidos peržiūros, nemokamos audio knygos, PIN akademijos archyvas, bei nauji susitikimai, svečių knygų rekomendacijos ir kitos gerybės. Viską rasi išnaujo.lt /PIN. Ir dar kartelį primenu savo šios laidos audio rekomendaciją Šantaramas. Jeigu dar neskaitei ar neklausei, paklausyk audiotekoje. Pažadu, negalėsi atsitraukti. Nežinau, kaip pokalbį su Olegu pasibaigus jautiesi tu, bet aš buvau kiek pavargęs. Gerąja prasme. Olegas toks daugiasluoksnis, kad net ir 100 kartą klausant pokalbio rastum kažką visiškai naujo. Todėl turiu nuojautą, kad kiekvienas jūsų iš šio pokalbio išneš visiškai skirtingus dalykus. Tik taip man smalsu, kokius. Tai jeigu esi pasiruošęs pasidalinti, palik komentarą po šitą laidą, bet kiekvienas komentaras mūsų laidoms padeda būti labiau matomoms.
kaip ir laiko paspaudimas ant epizodo ar kanalo užsiprenumeravimas. Tai jeigu nori mus palaikyti, kviečiu skirti kelias sekundės ir tai padaryti. Ačiū tau. Na ką, laikas atsisveikinti ir noriu palinkėti nepaskęsti šventinio sezono greityje, o pasistengti sustoti ir įsivardinti, kokie dalykai iš tiesų neša džiaugsmą ir vidinę ramybę tau. Iki.